Mes ginsimės iki paskutinės minutės. Mes ginsim savo radiją ir televiziją. Ta naktį buvo paleisti 7 šūviai į Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. 40 dienų paieškų pagaliau surasta dingusi Vajėgų šeima. 2 million residents of the Baltic states linked hands to protest not only what happened 50 years ago, but to send a message of defiance. ...1992 metų spalio 9 rytas Klaipėdoje buvo ramus. 4 metų mergaitė stebėjo savo 27 metų mamą Tatjaną, dirbančią namuose. Ji dar nesuprato visko, kas vyksta aplinkui, tačiau buvo laimingas vaikas, tyliai murmantis savo apie namus. Ji jau žinojo, ką reiškia beldimas į duris. Tai ženklas, kad atėjo svečiai. Galbūt kažkas pažįstamas, o gal naujas veidas, kurį reikės pažinti ir išstudijuoti. 10 valandą į vidų įžengė vyras. 4-metė mergaitė šį vyrą jau buvo mačiusi ne kartą. Jos mama Tatjana pasitiko vyrą ir užkaitė kavos. Namai iškart pakvipo jau pažįstamu kvapu. O vyras atrodo kažką karštai diskutavo su Tatjana. Mergaitė, vis neramiai lakstydama aplink namus, net nepastebėjo, kaip vyras įsitraukė kažkokio gėrimo, o jos mama neatsisakė jo išgerti. Ir ne vieną taurelę. Tačiau šis rytas ėjo taip, lyg ir visi kiti. Po kiek laiko vyras kažko paprašė Tatjanos. Kažkas apie užsienietiškas kupiūras. Apsižiūrėjusi namuose, Tatjana nerado, ko vyras prašė, tad šis pasiūlė nueiti pasiklausti pas kaimynę. Gal ji netyčia turės tai, ko jam reikia. Tatjana buvo jau šiek tiek įkaušusi, tad greit atsistojo ir linksmų žingsnių išėjo pro duris. Mergaitė nelabai turėjo laiko nei suprasti, kas nutiko, tačiau vyras, kuris prieš akimirką sėdėjo virtuvėje, dabar buvo prie pat jos. Jis sugriebė ją, stipriai spausdamas 4-metės pečius. Prieš suaugusį vyrą jai nebuvo jokios galimybės pasipriešinti. Jis jau turėjo virvę, kurią skaudžiai surišo jai rankas. Visas 4-metės pasaulis apsivertė per sekundę. Bet mama turėtų pareiti. Gal čia tik gąsdinimas. Gal mergaitė tiesiog kažko nesupranta. Tačiau Tatjanai įėjus pro duris, situacija tik pablogėjo. Ji pradėjo isteriškai rėkti. Ką tas vyras, tas gyvulys daro? Mergaitė vis dar buvo šoke, negalėdama nei pajudėti, nei verkti, o vyras ją nustūmęs ant žemės, kaip monstras puolė jos mamą. Nors 4 ir šoke, mergaitė žinojo, kad vyro rankose dabar buvo peilis, o mamos veide nepersakoma baimė. Vyras puolė ir vienu greitu judesiu dūrė Tatjaną į pilvą. Bet Tatjana nepasidavė. Ji iš visų jėgų nustūmė šį vyrą ir bandė bėgti rėkdama, šaukdamasi bet kokios, bent mažiausios pagalbos. Tačiau monstras buvo greitesnis. Mergaitė galėjo tik stebėti, kaip žudikas įduria peilį į jos motinos kaklą. Bet ir tai nebuvo pabaiga. Vyrą dabar valdė nežmoniškas įniršis. Jis pakėlė peilį ir nors Tatjana jau beveik nebejudėjo, jis dūrė jai dar ir dar ir dar ir dar. Kai pagaliau žudikas buvo patenkintas savo darbu, mergaitė atsipeikėjo iš šoko, turbūt suprasdama, net ir būdama tokių metų, kad aš būsiu kita auka. Ji pradėjo verkti. Veiksmas, kuris iki šiol reikšdavo pagalbą. Bent kokią. Tačiau šiandien jokios pagalbos neatvyks. Šiandien šios 4 metų mergaitės laukia viena baisiausių mirčių. Jos burna ir nosis uždengtos medicininiu pleistru, o tada ji buvo paslėpta patalynės dėžėje po sofą. Baimė, stingdanti mintis ir įsirėžęs nepakeliamas siaubas. Ji dar bandė kažką daryti. Bet 4 metų ji tiesiog buvo per silpna. Viskas buvo veltui. Įkalinta, bejėgė, uždaryta tamsoje. Galiausiai ji užduso. Visiškai viena. Vis kartodama mamos vardą. Kol žudikas ramiai gėrė kelius likusius butelius degtinės. Vladimiras Ivanovas gimė 1963 metų birželį Klaipėdoje. Vaikystėje jis buvo neišskirtinis, o baigęs 8 klases pasirinko profesinę mokyklą, kur įgijo tekintojo specialybę. Sulaukęs 18, jis vedė ir susilaukė sūnaus. Tačiau šeimyninis gyvenimas truko neilgai. Netrukus jis buvo pašauktas į sovietinę armiją.
Tarnyba užsitęsė taip pat neilgai. Sužinojau, kad žmonos brolius šantažuoja mano tėvus, todėl palikau dalinį, kad išsiaiškinčiau su juo, pasakojo pats Ivanovas. Dėl dezertyravimo karinis tribunolas skyrė jam 2 metų bausmę drausmės batalione. Po bausmės atlikimo šeima subyrėjo, žmona jį paliko, o jis turėjo mokėti elementus vaikui. Ivanovas bandė dirbti, tačiau toks gyvenimas jam netiko. Todėl pasirinko lengvesnį būdą pragyventi – vagystės. Vis dėlto ilgai slapstytis nepavyko. Jau po kelių nusikaltimų jis buvo sugautas ir nuteistas 6 metams. Kalėdamas Archangelsko srityje jis patyrė kitų kalinių patyčias ir žeminimą, o tai paliko gilų pėdsaką jo psichikoje. Kalėjime tapau labai greit užpykstančio, vėliau prisipažino jis. 92 metų pavasarį, grįžęs į Lietuvą, jis atsidūrė jau gerokai pasikeitusioje šalyje. Tačiau pats pasikeisti nesugebėjo. Bandė dirbti statybose, tačiau nesilaikė disciplinos ir po kelių mėnesių buvo atleistas. Neturėdamas pastovaus pajamų šaltinio, jis vėl grįžo prie vagysčių. Laisvėje jis dažnai lankydavosi pas savo tetą, kur mėgdavo skaityti užsienietiškus žurnalus. Per vieną tokį apsilankymą jis susipažino su tetos kaimynė, Tatjana. Jam ji iš karto patiko. Man ji labai patiko, prisipažino Ivanovas ir sakė, kad net bandė ją suvilioti. Tatjana, auginusi 4 metų dukrą, nebuvo sužavėta jo dėmesiu, tačiau ir neatstūmė. Dažnai priimdavo jį į svečius. Tuo pat metu Ivanovas mėgino įtraukti pusbrolį Aleksandrą į vagystės. Vladimiras man ne kartą siūlė apiplėšti kokį butą. Jo planas buvo toks – laikraštyje paskaityti skelbimus, kas ką parduoda, o tada nuvažiuoti pagal nurodytus adresus ir pavogti daiktus. Tačiau aš vis atsisakydavau. Vėliau pareigūnams pasakojo pusbrolis. 92 metų spalio 11 dieną Ivanovas vėl apsilankė pas Aleksandrą. Šį kartą su konkrečiu planu – apiplėšti Tatjanos butą. Kadangi ten lankydavosi dažnai, jau buvo nusižiūrėjęs vertingus daiktus. Jau buvo pas ją užėjęs ir pasiruošęs tai padaryti, bet tada buvo daug žmonių, todėl nieko neišėjo, liudijo Ivanovo pusbrolis. Tačiau Aleksandras ir šį kartą atsisakė. Po 2 dienų Ivanovas nusprendė veikti vienas. Jis nuėjo į Tatjanos butą, kur jiedu išgėrė kavos. Išsitraukiau butelį konjako. Ji neatsisakė, tai išgėrėm, pasakojo jis. Po to paklausė Tatjanos, ar ši neturi parduoti $. Jie atsakė, kad turi tik 5 kupiūras. Paprašiau, kad nueitų paklausti kaimynės, kol ji buvo išėjusi, surišau jos dukrą, pasakojo nusikaltėlis. Kai ji grįžo, pradėjo isteriškai šaukti, kad paleisčiau jos vaiką. Aš įsitraukiau peilį ir dūriau jai. Ji puolė bėgti, šaukė, kad aš brudas, šlykštynė, pasivijau ją ir dūriau į kaklą. Ekspertai nustatė, kad Ivanovas aukai dūrė net 10 kartų. Kai Tatjana nukrito ant žemės, man pasidarė bloga, mane apėmė baimė, prisiminė jis. Tada pradėjo verkti mergaitė. Ivanovas šaltakraujiškai užklijavo ją į burną medicininiu pleistru ir įmetė į sofos ertmę, skirtą patalynį laikyti. Vaikas mirė uždusęs. Žudikas apvertė visą butą, ieškodamas vertingų daiktų. Jis pasiėmė $200, auksinius žiedus, striukes, magnetofoną, dulkių siurblį ir kitus daiktus, kuriuos tikėjosi parduoti. Galiausiai aptiko butelį degtinės, kurį nusprendė išgerti. Prisigėręs ėmė svarstyti, kaip pabėgti nepastebėtam. Jis pasigamino virvę iš ranklodžių ir ketino leistis per langą. Tačiau vakare tiesiog išėjo per duris. Nuvykęs į stotį, sėdo į traukinį ir išvyko į Kaliningradą. Kitą dieną patraukė į Maskvą, tačiau ilgai slapstytis nepavyko. Ten, bandydamas parduoti vogtus daiktus Lombardė, buvo sulaikytas. Lietuvos teisėsauga jau buvo paskelbusi jo paiešką, todėl Ivanovas buvo suimtas ir grąžintas į tėvynę. Jis prisipažino dėl nusikaltimų, tačiau bandė pateisinti savo veiksmus. Iš pradžių jis aiškino, kad Tatjanai buvo paskolinęs 100 000 rublių ir kai jie atsisakė grąžinti, jį užvaldė pyktis. Tačiau liudytojai patvirtino, kad tai buvo melas. Vėliau Ivanovas bandė perkelti kaltę pusbroliui. Nieko negalvojau žudyti. Jei pusbrolis būtų ėjęs su manim, tai ji būtų viską atidavusi ir būtų likusi gyva, ramiai teigė jis. Galiausiai jis pateikė dar vieną šokiruojantį pareiškimą. Jei ji būtų nerėkusi, tai nebūčiau jos žudęs, rėžė jis. Subadydamas ją 10 kartų, su tokia neapykanta, kurie akivaizdžiai buvo daugiau nei paprastas siekis apiplėšti. Tai buvo gilus, nesuvaldomas pyktis.
Kai kurie mano, kad mergaitė dar buvo kurį laiką gyva, kol Vladimiras gėrė vodką. Nepaisant jos kančios, Ivanovas neparodė nei menkiausios gailesčio užuominos. Jam mergaitės ir jos motinos gyvybės buvo tik kliūtis, objektai, kuriuos jis be jokios sąžinės graužaties pašalino. Galiausiai 2 gyvybės buvo įvertintos vos keliais $100 ir dulkių siurbliu. Tyrimas atskleidė šokiruojančias žudynių detalės, o Ivanovo kriminalinė praeitis padėjo jį susieti su įvykio vieta. Byla teismą pasiekė per kiek daugiau nei 9 mėnesius ir 1993 m. Liepos 21 d. Ivanovui buvo paskirta mirties bausmė. Teismo nuomonė, jo veiksmai buvo tokie baisus, kad vienintelis tinkamas teisingumo įvykdymas būtų jo ištrinimas iš mūsų pasaulio. Ivanovo mirties bausmė buvo įvykdyta itin greitai, vos po 3 mėnesių. 1993 m. gruodžio 12 d. jis buvo sušaudytas. Ta pačią dieną kartu su juo buvo įvykdyta egzekucija ir Valentinui Laskiui, nuteistam už mažiausiai 4 nužudymus. Šie įvykiai tapo beveik paskutinėmis Lietuvoje įvykdytomis mirties bausmėmis. Netrukus po to šalis priėmė sprendimą visiškai atsisakyti šios bausmės. Vladimiro Ivanovo byla išliko viena šiurpiausių Lietuvos istorijoje. Tragiška, žiaurumo ir beprasmiškos netekties istorija. Jo veiksmai paliko gilų randą aukų šeimoms ir visai tautai. Klausimai apie mirties bausmės moralę, atleidimo galimybės ir teisingumo ribas iki šiol lieka diskutuojami. Nemeluosiu, tai buvo vienas iš baisiausių nusikaltimų, kuriuos teko nagrinėti. Tatjanai buvo vos 27, o jos dukrai tik 4. Jei šis video jums patiko, paspauskite like, prenumeruokite arba pasidalinkite su draugais. Už viską gaunate karmos taškų. Dar kartelį dėkui, kad žiūrėjote. Likite saugus, likite budrus ir pasimatysime kitą kartą.